Buvau tėvams tokį bairį iškrėtęs. Žodžiu, išėjo jie į balių, paguldė mane, nuėjau miegoti, bet dieną prieš tai žiūrėjau, toks kaip pusiau siaubakas, tada kabelinė būdavo. Prabundu naktį, susapnavę sapną tokį, kad bute kaip tik buvo potvynis, vandens pilna, viskas skendo ten, videokasetės nukrito nuo lentynų ir sesuo, kad mano sesuo nuskendo būtent klozetė. Taip susivaideno man viskas. Ir prabudau toks visas panikoj, namuose nieko nėra, tuščia. Slampinėjau po butą, jų buvo paryčiai, taip buvo praktiškai prašyti. Ir nuėjau į klozetą, tiksliau į tualetą, tai darau ten klozetą, ieškau sesers, žiūriu, nieko nėra, namai tušti. Ir ką, prasidarau langą ir pradedu šaukti. Žmonės gerieji, gelbėkit, padėkite! Žmonės gerieji, gelbėkit, padėkit. Žmonės gerieji, gelbėkit, padėkit. Žodžiu, kaimynas ten iš priešais. 5 aukštis pastoviai rūkydavo. Tenai tai tas atėjo manęs gelbėt, bet durys buvo užrakintos, rakto nebuvo. Tai kažkur už 5 minučių ten atėjo tėvai, grįžo